Sveiki sugrįžę visi į Bros of Decay, aš esu Leslis, kaip visada už kameros ponas Danis, sveiki. Sveiki visi. Ir šį kartą tai bus šiek tiek kitokia laida, nes mes tyrinėjame naktį. Tam yra dvi priežastis. Visų pirma, šiandien Portugalijoje buvo nepakeliamai karšta ir mes negalėjome filmuoti vietos, nes tikrai būtume nualpę. Taip pat priešais rūmus yra kiaulės, kurias norime nufilmuoti šiandien ir mes labai bijojame, kad savininkai ateis pašerti kiaulių ir sužinos, kad mes esame toje vietoje. Taigi, dėl šios priežasties mes dabar filmuosime šią vietą naktį. Bus labai įdomu kiaulės ir pati nuosavybė. Taigi, nežinau, kas nutiks, jie šiaip jau labai draugiški, bet nežinau, ką jie darys naktį. Bro, are you ready for this? Yeah, I'm ready. Turėjome filmuoti šią vietą naktį, dieną taip pat turėjome filmuoti. Turime tai nufilmuoti, taigi taip, esu pasiruošęs. Tai tarsi kilmingųjų rūmai, bet dar turime išsiaiškinti istoriją. Manau, kad tai bus įdomus tyrinėjimas. Pirmą kartą naktį žvilgtelime į šią nuostabią vietą. Koks grožis. Wow. Tiesiog nuostabu, tai yra jos galinė pusė. Pažiūrėk. Eik aukštyn laiptais. Broli, manau, kad kiaulės miega. Wow. Kokia nuostabi vieta. If I'm right, this door is just open. Giliai Portugalijos širdyje stovi istorinis rūmas, kuris kadaise priklausė Kabralų šeimai. Kadaise įtakingai ir galingai kilmingųjų šeimai. Šie didingi namai, pastatyti XIX amžiaus pradžioje, buvo jų didžiulės turtų ir įtakos simbolis, kuriuos jie įgijo dalyvaudami valdžioje ir paveldėdami senus pinigus. Kai atėjo vėlyvas XIX amžius, Kabralų šeimos likimas pradėjo keistis. Jie nukreipė savo dėmesį į vyno gamybą ir pardavimą, kas tuo metu buvo įprasta tarp kilmingų šeimų. Didžiausio klestėjimo laikotarpiu namuose gyveno daug šeimos narių. Tačiau jaunesniai ir modernesniai kartai pradėjus gyventi savarankiškai, namų ūkio dydis ir šeimos svarba sumažėjo. Dabar jis jau 40 mečių stovi apleistas, liūdnas, Kobrėlių šeimos dramatiškų pakilimo ir nuopuolio priminimas. Prisijunkite prie mūsų, kai tyrinėsime šio kadaise didingo namų ūkio likučius ir atskleisime Coelho šeimos istoriją, jų iškilimą ir galutinį nuosmukį. Taip pat sužinosime, kaip ši didinga šeima, kadaise gyvenusi prabangoje, nugrimzdo į užmarštį ir nežinią. Šie kambariai tiesiog milžiniški, manau, jie yra kokių 5-6 metrų aukščio, o Dieve, apie 12 pėdų. Čia Kabrėlių šeima gamindavo ir gamino savo vyną. Galite matyti, kad visi statinės vis dar likusios. Tai buvo jų užsiėmimas, taip jie uždirbdavo pinigus vėlesniais metais, kai gyveno šiame rūmuose. 4, 3. Ar tu iš tikrųjų žinai, kokio dydžio yra šios statinės denė? Juk tu esi Portugalas ir tai turėtum žinoti.
Iš tikrųjų nežinau, kiek litrų jos gali talpinti. Bet. Sakyčiau, tai būtų visiškai spėjimas, bet manau, kad apie 200. 200. Manau, taip ir daryčiau. Sakyčiau, apie 1000 litrų. 1000. Taip, būtent. Neturiu jokio supratimo. 200 litrų atrodo mažai, nežinau. Bet jei kas nors žino, prašome parašyti komentaruose. Nes jie visi yra skirtingų dydžių. 6 numeris – milžiniškas. Ir net buteliai vis dar likę. Baltasis vynas. Tai buvo baltasis vynas, kurį jie gamino. Ne. Ne, žalias vynas. Verdė žalias vynas. Žalias vynas? Taip. Kas yra žalias vynas? Nežinai, kas yra žalias vynas? Tai tiesiog žalias vynas, pažodžiui. Jis yra skaidresnis. Gerai. Ir jis paprastai geriamas su žuvimi ir paprastai jis yra putojantis. Paprastai. Turi man parodyti, nes manau, kad niekada nesugėręs žalio vyną. Ne? Tai bus kitas dalykas. Pažiūrėkit tai. Didžiuliai vartai, kurie atsiverdavo ir kai vynogės būdavo nuskintos iš sodų, jas atneždavo pro šiuos vartus ir perneždavo į šį rūsį. Ir viskas patekdavo į šią talpyklą, kurioje jos būdavo spaudžiamos. Ir kojomis. Taip, kojomis. Vėliau, ar jie tai darė naudodami techniką, ar visada spaudė kojomis? Aš nematau ten nieko viršuje. Nėra spaudimo? Taigi taip, ir tu matai tai. Taip. Jie naudoja šį kibirą, kad atneštų vynogės į vidų. Taigi, kiekvienas darbininkas turėdavo tokį kibirą. Rinkdavo vynogės lauke ir tada atneždavo jas čia ir supildavo būtent taip. Taip. Leiskite man pabandyti parodyti vidų. Žinoma. Wow. O, pažiūrėkite į visas tas butelius ten gale. Tiesioginė prasme ten liko bent 100 butelių. Ir tai yra vieno galono buteliai, 5 litrų vyno buteliai. Labai būdinga Portugalijai. Juos matote visoje šalyje ir apleistose vietose. Kam skirtas šis statinės tipas? Tai įprasta statinė, ji tiesiog perpjauta per vidurį. Gerai. Ir tada einame toliau ir čia jau pradedame kilti. Nes šie laiptai veda į rūmus. O čia jau yra kambarys, kuris naudojamas nežinau tiksliai kam, bet nemanau, kad vyno gamybai. Šie maži buteliukai palikti čia? Ne, visgi šis kambarys tikrai naudojamas ir vyno gamybai. Čia yra mažas vyno butelis. Nemanau, mes negaminame mažų vyno butelį. Tai tiesiog pakanka pusė valandos. Taip. Taip. Dar vienas kambarys čia viršuje. Kambariai darosi vis siauresni. Kampelėje ten turime daug paliktų butelių. Ir matau, kad kai kuriuose buteliuose dar yra skysčio. Tikriausiai čia yra stipresnis alkoholis, o ten apačioje turime baltą vyną, kuris per 40 metų, kai ši vieta buvo apleista, visiškai supelijo. Oho. Tai labai šauniai atrodantis rutuliai. Pažiūrėkit tai, etiketė ant jo labai sena. Man labai patinka šis, kurį turime čia apačioje. Kamštis viršuje ir viskas, wow, gražu. Ką čia parašyta viršuje? Surys. O Dieve. Iš sandėlio Oliverio Desmesio mieste Portugalijoje. Wow, taigi jie importavo tai iš ten į šią vietą. Gerai, eime į viršų. Ir parodykime tau rūmus, su kuriais šiandien dirbame. Nuostabius, apleistus rūmus. Eikime šiais laiptais. Top floor. Beni, negaliu patikėti, kad mes tyrinėjame apleistus rūmus nakties metu. Dabar jau lėtai eina 1 ar 2 valandą nakties. Taip, ir mes esame viduje Kabralų šeimos rūmų Portugalijoje. Oho, šita vieta tiesiog griūva. Tikiuosi, kad jie ją atstatys, nes tai nuostabi vieta tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
Pirmas dalykas, kurį pastebiu įėjęs į šios rūmus, yra tiesiai priešais Portugalijos kryptimi šis soliukas, ši padalinta kėdė soliukas. Tik čia, tikrai tik šioje šalyje pasaulyje gali pamatyti tokio tipo baldus ir man jie labai patinka. Tai paprastesnė versija nei įprastai, bet vis tiek labai mėgstu šį soliuką. Taip, šitas dalykas iš tikrųjų nežinau pavadinimo, bet jis labai būdingas Portugalijai. Gerai kaip pinė, galima sakyti, kad šiek tiek supintas, visa ši dalis čia, kai šeima įeidavo pro duris, jie nusimdavo paltą ir pakabindavo čia, arba prieš išeidami pasitikrindavo plaukus. O čia turime pirmąjį šios vietos kambarį. Pažiūrėkime, ką čia galime pamatyti. Prašom užeiti, gerbiamasis. Ačiū. Oho, čia iš karto yra miegamasis namo viduje. Tai labai įdomu. Iš tikrųjų tai dvigubas miegamasis. Kaip jau pasakojau anksčiau, čia gyveno didinga šeima, bet bėgant metams jų skaičius mažėjo. Tačiau pradžioje, 18 ir 19 amžiuje, jų čia turėjo būti 40 ar 50 žmonių. Na, galbūt šiek tiek perdedu, bet kai tokia didelė šeima gyveno šioje vietoje, čia buvo daug miegamųjų. Ir kiekvienas miegamasis čia nuostabus, vis dar išlikęs net po 40 metų. Taip. Tai puiku, oho. Pažiūrėk į lovos atlošą prie galvūgalio. Tai vienas gražiausių, kokius esu matęs. Tai visiškas meno kūrinys. Taip, ir visi šio kambario baldai dera prie lovos rėmų, yra pagaminti tuo pačiu stiliumi ir tikriausiai to paties meistro. Ar žiūrėjai į freskas ir karūnos ornamentą ant lubų? Argi tai nenuostabu? Ir jei apsidairysi deniai, gali pamatyti, kad ji po truputį byra iš visų pusių. Atrodo, kad po kelių dešimtmečių visa šitas lubas tiesiog sugrius vienu kartu. Taip, atrodo, kad taip ir bus. Vieta pasipuošti čia? O, pažiūrėk į tai. Turiu vienos tavo šeimos nario nuotrauką. Tavo berniukas pozuoja, be vardo nieko, paslaptingas vyras. Taip, tai taip pat paslaptingi rūmai, todėl. Labai paslaptinga. Ir kas dabar yra jo savininkas? Su tuo dideliu daiktu sode, kaip tu ką tik buvai Rūsyje, ir mes galėjome girdėti kiaules naktį, kaip per lauką. Tai šiek tiek baisu, bet jie gana draugiški, taigi taip, aš tikrai jų bijojau. Oho, pažiūrėk į šias spintas. Kaip jos atsidaro ir parodo visiškai nieko, tik vieną pakabą. Bet jos tokios. Gražios, jos neįtikėtinos. Palauk, atsiprašau, aš ją uždarysiu. Daug traškėsio. Paprastai įprasta spinta būna kvadratinės formos, bet ši turi visur išlinkimus. Ir ji turi poras, kas yra labai neįprasta. Ir tada mes gavome identišką gabalą. Kitoje pusėje kitam vaikui. Ir dar vieną tualetinį stalelį šioje pusėje taip pat. Pažiūrėk jo grožį, eleganciją, mylėk jį. O, ką mes čia turime? O Dieve mano. Nuotrauka padaryta moderna. Ar tai miestas Portugalijoje? Ar galbūt kokia nuotrauka? Patricijai modern. Pažiūrėk į seną nuotrauką. Tikriausiai iš 20 amžiaus pradžios. Gal net iš 19 amžiaus pabaigos. Oho, tai šedevras. 1903 tai parašyta. Tai daugiau nei 120 metų senumo. Netgi butelis labai stipraus, keisto alkoholio ar kažko kito. Aš net nežinau. Aš net neuostysiu, kaip paprastai darau. Tai atrodo bjauriai. Gerai, einam toliau, kitą kambarį. Štai čia šitoje pusėje yra tų miegamųjų vonios kambariai. Ateikite, pažiūrėkite vidun. Matai, šios durys visiškai užstrigusios. Teks prasispausti pro jas. Gerai, aš... Mažas. Pažiūrėkim.
Čia turime tualeto patalpą, labai paprasta, bet man patinka plytelės, kurias turime ant sienos. Gražios plytelės. Tada čia turi būti kažkokia dušo kabina arba vonia. Šioje pusėje taip yra. Oho. Vėlgi labai paprastas kambarys, bet man patinka vonios apačia. Pažiūrėkite į šias letenas čia apačioje. Jos atrodo kaip erelio letenos. Paprastai čia būna liūto letenos. Šitos. Yra iš erelio. Tikrai galite pamatyti labai mažą vonę, labai aukštas lubas. Visiškai. Tai yra. Čia iš tikrųjų nieko įdomaus nėra. Okay. Oho, galime eiti toliau. Į šią pusę. O, durys visas prilipusios prie grindų, taip, per daugelį metų jos išsiplėtė ir dabar nebeveikia tinkamai. Gerai, dabar einame į namų virtuvę. Kaip galite įsivaizduoti, ši kilminga šeima anksčiau turėjo daug tarnų, o viršuje, manau, yra skyrius, kuriame jie miegodavo, bet čia jie dirbdavo. Pažiūrėkite į šią kriauklę. Dėl jos svorio ji tiesiog įsmuko į žemę, kaip matote. Marmurinės kriauklės, tik reikia būti atsargiam, nes čia yra tikra kiaurymė. Ir ta skylė yra labai gili, po ją yra rūsys. Tad tikrai nenorėtumėte į ją įkristi. Oho. Bet tai nuostabus dalykas, aš jį tiesiog dievinu, kaip ir tą spintelę viršuje. Labai unikaliai sukurta. Oho. Pažiūrėk, kaip jie atsidaro. Wow. Labai didelis. Ir tada kaminas su apačioje esančia krosnimi. Kilni krosnis, graži ketaus apdaila, netgi veidas išraižytas krosnės viršuje. Oho. Wow. Turiu pasakyti, labai gerai išsilaikęs. Taip, čia nėra nei pelenų, nei nieko. Wow, milžiniška. Wow. Manau, už tavęs taip pat mačiau tualetą ten, o... Taip, virtuvėje yra tualetas. Ir tai yra prancūziško stiliaus nuleidžiamas tualetas. Toks tualetas iš tikrųjų taip pat dažnas Portugalijoje. Taip, seni. Taip. Nes taip turime gravitacinį tualetą, taip. Tas gravitacinis tualetas. Tikrai taip. Čia taip pat yra durų skambutis. Manau, kad atėjome į labai svarbų namo kambarį Deniai. Tai yra valgomasis, kur tarnai patiekdavo maistą. Oho, žiūrint dabar, tai labai maža valgomojo zona. Prie stalo tik 6 kėdės. Įsivaizduoju, kad anksčiau tai turėjo būti gerokai didesnė valgomojo zona. Taip, bet šie stalai turi paslapčių. Portugalų stalai, jie susilanksto ir išsilanksto. Per vidurį. Taip, čia tiesioginė prasme yra siūlė per vidurį. Tad tikriausiai stalą galima išstumti ir įdėti dar vieną dalį per vidurį. Galbūt todėl kėdės išdėliotos aplink visą kambarį. Būtent. Su papildomomis vietomis prie stalo. Gerai, labai įdomu išsiaiškinti. Pažiūrėk į šią kėdę čia, Deniai. Negali man pasakyti, kad tai nėra nuostabu. Herbas, greičiausiai šeimos, kuri čia gyveno, herbas yra išgraviruotas šios kėdės apmušaluose. Gražus liūtas viršuje ir kažkoks gėlių raštas apačioje. Tikriausiai jos buvo pagamintos rankomis specialiai šiai šeimai. Ilga. Seniai, dabar jau nebegalima jų tinkamai pastatyti atgal, tada valgomasis stalas ir kėdės, visi vienodo stiliaus. Oho. Jie nuostabus. Turiu pasakyti, kad jie yra vieni gražiausių, kokius esu matęs Portugalijoje. Taip, tikrai galiu ir aš pasakyti, kad jie yra vieni gražiausių, kokius pats esu matęs. Pažiūrėk į šią nuotrauką čia. Pasaulinė paroda 1900 metais Le Palais. Manau, tai yra Paryžiuje, bet nesu visiškai tikras. Taip, manau, kad taip ir yra. Oho. Ši nuotrauka yra iš 1900 metų.
O Dieve, pažiūrėk, kaip žmonės tada rengėsi. Aš viską žinau, aš žiūrėjau. Tai teisinga, tai netgi prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Oho, daug kas tikriausiai jau nebeegzistuoja. Sietinas nuo stalo jungiasi su tuo nuostabiu lubų dekoru ten viršuje. Kaip matome Portugalijoje, čia labai daug medinių lubų. Jos labai būdingos šiai šaliai, ypač kilmingų namų, kuriuose dabar ir esame. Nuostabus kūrinys. Čia viršuje taip pat matome tą liniją. Kiekvienas baldų gabalas pagamintas labai tiksliai. Visi jie dera tarpusavyje ir tai taip gražu matyti. Bandau parodyti, koks aš mažas šalia šios spintos. Ir ar gali paduoti man kamerą? Esu šiek tiek aukštesnis už tave, šiek tiek arčiau. Nes liūto snapas. Taip, ši spintelė tikrai labai aukšta. Tai beveik dvigubai aukštesnė už mane. Oho, kaip kas nors galėtų pasiekti ką nors iš tos viršutinės lentynos. Manau, tai tiesiog dėl efekto, dėl dekoracijos. Taip. Tikrai, tai beprotiška. Beprotiška. Žmonės, jei pavalgėte sočiai, galite atsipalaiduoti čia, šachmatų salone. Tikriausiai šeima dažnai taip darydavo, galite matyti, kaip viskas bėgant metams sunyko. Maža nuotrauka čia viršuje. Aišku, maistas, jūs esate valgomojo zonoje. Natūrmortas. Ir net šie daiktai čia turi tą liūto motyvą. Turėjo mums kainuoti tiek daug pinigų. Sukurti man labai patinka tas 3D efektas. Taip, tai gražu, žiūrėk, 1, 2, 3, 4 kėdės aplink kambarį. Tai reiškia, kad iš viso 10 žmonių galėtų sėdėti prie šio stalo. Ir tikriausiai turėjau daugiau kėdžių ir stalų, jei namuose būtų daugiau žmonių. Ta pati ir šioje pusėje, dabar čia turime labai mažą vežimėlį. Žinai, kam jie skirti, tėti? Jie kaip ąsočiai ar kažkas panašaus? Manau, jie skirti pienui arba vynui, bet nesu tikras. Atrodo kažkas panašaus, taip, neįtikėtina. Labai sena skardinė. Nežinau, kas tai yra ir iš tikrųjų nenoriu sužinoti. Žinoti, gerai. Eikime į kitą kambarį šiuose namuose. Eikime į kitą kambarį šiuose namuose. Nežinau, kam šis kambarys anksčiau buvo naudojamas, bet galiu spėti ir pasakyti, kad tai buvo priėmimo kambarys arba laukiamasis. Svečiams, kurie atvykdavo aplankyti šeimos, kurie būdavo pasodinami. Gerai, šiame kambaryje tiesioginė prasme skraido šikšnosparniai. Turime būti labai atsargus. Jie mūsų neužpuls, prašau, jis yra. Tiesiog bus čia, ar Mes jį ignoruosime, ar? kažką darysime, ar turėsime naują draugą, kuris tiesiog leis laiką virtuvėje, taip. Gerai, bandysiu jį šiek tiek ignoruoti, o prašau, apžiūrėk šį kambarį su mumis, taip? Ar gali atsisėsti ant užuolaidos ten? Man labai patinka užuolaida, kurią turime pakabinę čia. Oho, Atsiprašau, vaikinai. tai tiesioginė prasme yra tyrinėjimas, taip. Ar galiu pradėti kalbėti apie lubas? Nes jaučiu, kad tai yra prabangiausias dalykas šiame kambaryje. Ir jos taip pat visiškai patogios, pagamintos iš medžio. Taip, ir matai veidus ant kiekvieno elemento. Aš nemačiau tų veidų taip, Deni, o taip. Tai šiek tiek sunku. Tai, matyti dabar. Jie yra gražus. Galbūt tai šeimos nariai iš senų laikų, kurie buvo išraižyti tame lubų skliaute. Tai skrenda tiesiai į kamerą. Ar matei šį veidrodį čia kambaryje? Jis taip pat turi veidą viršuje, ten. Tai nuostabu, oho, bet šio mažo veidrodžio medžio raižiniai. Toks elegantiškas jis yra. Neįtikėtina. Leiskite parodyti jums iš arti. Taip kruopščiai išraižytas. Kaip jie tai padarė? Sekreteras čia. Pažiūrėk į šį baldą. Viskas tai kruopščiai išdrožta, čia yra mažas skyrelis, man tai labai patinka.
Ir net raktas vis dar yra. Pažiūrėkime, ar galiu jį užrakinti. Ne, tai nėra tinkamas raktas. Manau, čia yra raktas tam vyrui. Jis daugiau neužsidarys, jis sulūžęs. Taip, žinau, tai tiesiog per mažas. Bet ar matei kanalą ir čia? Taip. Apie tai norėjau pakalbėti, tai yra... Kaip tie angelai įkomponuoti į tą sietyną? Ar tai nenuostabu? Ir man tikrai labai patinka šios užuolaidos, kurias turime pakabintas. Čia kambaryje gražios raudonos užuolaidos, wow. Tas pats kėdės tipas šalia užuolaidas čia, su jų šeimos herbu, vėl išdidžiai pavaizduotų, jie tikrai didžiuojasi savo paveldu. Ir ši šeima tikriausiai gyvuoja jau labai ilgai. Ilgą laiką. Kaip ir dauguma kilmingų Portugalų šeimų. Oho. O kiek iš tikrųjų metų Portugalijai? Ar tai 1000 metais, pavyzdžiui, 1000 metų? Beveik. Portugalija buvo įkurta 11 amžiuje, taigi beveik... 1000. Beveik 1000. Tai labai įdomu, nes mano šaliai tik 190 metų. Ji buvo įkurta 1836 metais Belgijoje. Ir Portugalija. Yra tokia sena palyginus, taip? Mes turime daug istorijos, dar vienas draugas čia. Taip, turime dar vieną draugą. O, jis nuėjo į lubas. O, puiku, labai. Paprastas ir aiškus miegamasis, kurį turime čia. Oho, dar modernesnis. Taip, čia miegojo paskutinis žmogus šiame name. Be jokios abejonės taip. Lova vis dar paklota, tikrai. Ir štai čia. Kelios smulkmenos visame kambaryje. Čia taip pat galite pamatyti šiek tiek vaistų buteliukų. Pažiūrėjus į šios buteliukus, jau galima suprasti, kad ši vieta jau seniai apleista. Jie seni. Oho. Wow. Kokie čia vaistai? Turi. Nežinau, aš nesuprantu vaistų, nesuprantu, tai alus. Tai yra alus. Taip, o... Blogai, tai nevykėliai, tai alus, o tada jis, aš, o tada tu praradai tai. Jis vis dar pilnas, o Dieve, man patinka. Šios etiketė ir net herbas. Tai vis dar ne tas pats herbas, bet jis vis dar yra logotipė ir šiandien. Tai gražu, tai nuostabu, o žinai, kam tai skirta? Tai kažkam skirtas šildytuvas, nemanau, kad galėčiau. Ne, manau, kad tai žvakės gesintuvas ir taip ją užgesini. Gerai, štai taip. Oho, nuostabu. Čia daug šikšnosparnių. Koridoriuje, bet skrenda. Visur, bet šis koridorius yra. Čia yra Lili aš. Matau Denį, judantis spazmiškai čia pat. Čia, manau, jie yra už manęs. Pažiūrėk į šią skrynę, wow. Tai milžiniška. Kaip manai, kas yra viduje? Sakyčiau, kad antklodės 3. Antklodės. Bet tai tiesiog sulūžė į 2 dalis. Pagalvė čia viduje irgi sulūžusi. O Dieve. Taip matosi, kad tai tikra mediena. Taip, nervai pamažu lūžta ir tada čia atsiranda šie dideli mygtukai. Milžiniška spyna priekyje. Aha, matau, kažkas bandė ją atidaryti, bet ši spyna vis dar laikosi. Todėl ji ir sulūžo. Labai stiprios spynos. Taip. Ką mes čia turime už kambarį? O, pažiūrėkit tai. Matai, mes turime po 2 veidus kiekvienoje šios durų pusėje. Ir tai galėjo būti buvę šios vietos savininkai. Tai jie anksčiau tai darydavo, parodydami savo paveldą. O, ar aš ką tik mačiau koplyčią ten, ar... Kur? Tiesiai prieš mus čia, matei? Aš kalbėjau apie veidus, bet o Dieve, čia tiesioginė prasme yra koplyčia šiuose namuose. Ar matei altorių? Braižiniai. Jie neįtikėtini, nežinau kur žiūrėti, į lubas ar į altorių. Pirmiausia, čia yra lubos, apačioje paauksuotas šviestuvas. Tai nėra tikras sietinas, bet labai gražus šviestuvas,
pagamintas iš stiklo ir vario. Man taip pat labai patinka auksinės lubų karnizai deniai. Taip. Tai nuostabu. Ir tada jie turi raudoną kilimą, vedantį prie altoriaus. Tai vienas iš sudėtingiausiai suprojektuotų altorių, kokius esu matęs. Neturiu žodžių apibūdinti šiems mažiems. Detalėms, kurios tęsiasi iki pat viršaus, tiems veidams, kuriuos jie sukūrė, merginoms ir vingiams. Ir manau, kad čia viduryje anksčiau stovėjo statula. Nes statulo Jėzaus kryžius tai yra koplyčia, taigi taip didelis kryžius. Čia apačioje turime Marijos paveikslą, laikančios Jėzų jo mirties patale, o šalia angelas. Tai gražiausias altorius, kokį esu matęs namuose. Neturiu žodžių, galėčiau visą dieną rodyti tik šį altorių. Tai taip daug Detalių. Koks kambarys? Koks kambarys? Leiskite man grįžti prie tų nuotraukų, apie kurias ką tik kalbėjau. Taigi jie pakabindavo jas čia kambaryje. Parodyti pagarbą savo protėviams ir tikriausiai šios šeimos įkūrėjams, žavingai damai ir vyrui. Kairėje ir dešinėje kambario pusėje. Oho. Matote, čia yra dar vienas kambarys. Oho, šis taip pat nuostabus. Ir yra kito miegamojo priešingoje pusėje atspindys. Pažiūrėkite į lubas. Oho. Tai tarsi dvi išsikišusios dalis namuose. Dar nepažiūrėjau į baldus, bet yra. Mažai, bet jų daug. Šiame kambaryje yra 3 fortepijonai ir taip pat daug paveikslų. Pažiūrėk, pirmasis yra kilmingas karininkas, tikriausiai vienas iš šeimos protėvių, o čia taip pat yra šeimos herbas. Grįžtant čia, tai tas pats, kurį matėme ant kėdės. Na, ne visai tas pats, ne? Nes manau, kad čia yra karinis herbas, o ant kėdės... Šeimos herbas? Aš maniau, kad tai tas pats, atsiprašau. Nesijaudinkite, bet matote, ant jo yra daug medalių, tai tie yra karo medaliai ar tiesiog už pasiekimus. Oho, pažiūrėk į šią ponę čia. Turiu pasakyti, labai. Tipiška Portugalė, taip ji apsirengusi ir viskas, net kaip jie atrodo šiek tiek. Ir tada kitas kariškis šioje pusėje, išdidžiai dėvintis savo uniformą, išdidžiai demonstruojantis savo medalius ir tai nupiešta ant metalo, matai, kad taip ir yra. Ar galiu, o taip. Tai kitaip, tai yra. Labai skirtinga. Niekada to nemačiau anksčiau. Leiskite man išimti vieną iš šių paveikslų. Būkite labai atsargus, jūs esate gale. Tai yra apsauga, taip. Wow. Tai labai įdomu, taip pat gražus paveikslai. Šis pagamintas Paryžiuje, nuostabus fortepijonas, čia jie dažnai grodavo, garsas sklisdavo po visus rūmus. Tais laikais, oi atsargiai. Atsiprašau, čia kiek daug baldų. Muzika liko čia, o ne fortepijonas šioje pusėje. Šitas vis dar puikiai skamba. Naktį tai baisu. Taip, yra. Tai pirmasis Portugalijos karalius. Ne. Tai vienas iš paskutiniųjų. Portugalijos karalių, jis vėl atrodo labai portugališkas. Taip. Galbūt todėl, kad jis yra portugalas. Taip, labai ir... Tada kitas pianinas stovėjo čia, šioje kambario pusėje. O šitas iš trijų yra labiausiai suderintas. Wow. Bet taip pat labiau sulūžęs. O sietinas, kabantis čia viršuje, guli ant to fortepijono. Krištolinis sietinas.
Ir dar pusiau sulūžusi gitara. Labai liūdna tai matyti, o Dieve. O štai čia yra kita sietino pusė. Iš jo nieko nebeliko, taip čia gali matyti paveikslo rėmą. O taip, čia vis dar yra nuotrauka. Tiesa, jaunos merginos, pažiūrėk, atrodo gražiai. Gerai, padėkime ją atgal tvarkingai. Dar viena skrinė. Čia jie dėdavo pagalves į savo skrynę. Trūksta antklodžių. Taip, būtent. Gerai, tada manau, kad laikas keliauti į namo antrą aukštą ir apžiūrėti vietą, kur greičiausiai miegodavo ir gyvendavo tarnai bei šeimos pagalbininkai. Mes tiesiog stengiamės vengti lovų šiame name, bet čia turime laiptus, kurie mus nuves į viršutinį namo aukštą. Pakelk. Taip, nes jis labai įstrigęs. Labai įspūdingi laiptai atsiveria prieš mus ir nuves mus į šio pastato viršutinį aukštą. Pažiūrėk į šį grožį. Iš tikrųjų, kaip laiptai, kurie greičiausiai deda į tarnų kambarius, tai labai gražus kūrinys. Čia viršuje darosi karšta. Dabar yra gili naktis. Tiesiog greitai parodysiu jums, leiskite išsitraukti telefoną iš kišenės. Štai dabar yra 2:19 ryto. Ir aš vis dar prakaituoju, taip. Vis dar yra laipsniai laukia. Aš sakiau Denijai praėjusiais metais, kai tyrinėjome Portugalijoje, sakiau jam, aš daugiau niekada nebetyrinėsiu Portugalijoje vasarą. Ir štai aš vėl čia. O ne, bet tai tikrai paskutinis kartas. Atsiprašau, broli, aš atvažiuoju į Portugaliją, bet daugiau ne vasarą, kaip šiaurietis aš. Tai suprantu. Tai nėra gerai man, tai man netinka. Eikime pro šias pirmas duris. Čia labai mažos duris, kaip matote. Aš net netelpu po jomis. Pažiūrėkite, kaip duris išpjautos į šią siją čia. Durys man yra tobulo aukščio. Taip, tau, nes tu esi Portugalas. Būtent. Sandėliavimo zona ir palėpės erdvė. Paliktos knygos, labai senos knygos. Skrynios, kaip matote. Wow. Tai nuostabu. Ir tada čia. Šioje pusėje yra net šios mažos duris. Atidengsime daugiau palėpės erdvės, bet nieko tikrai įdomaus. Vėl labai užstrigę. Gerai, eikime toliau, pažiūrėkime šią palėpės erdvę arba šį namo viršutinį aukštą. Manau, kad anksčiau tai taip pat buvo miegamasis. Čia beveik nieko nebeliko. Į šią pusę nėra kambario, taip apie tai ir kalbu. Tai greičiausiai anksčiau buvo tarnaitės miegamasis. Matote, koks paprastas lovos dizainas. Mažas kambarys ir vėl kilmingo karininko paveikslas ten. Wow. Tai nuostabu. Aš čia viršuje prakaituoju. Galvos skausmai, palėpės erdvės visada yra... Aš neatidarysiu kiekvienų durų, tiesiog eisiu pro jas, o mūsų draugas vėl skraido koridoriumi čia. Taip pat turbūt yra daug lovų. Viduje šio namo.
O, šie durų angos, velniai, vėl čia dar vienas tarnų mėgamasis. Čia daug įrimo, jo, daugiau palėpėje. Jis lėtai skverbėsi į apatinius namo aukštus. Taip, reikia greito ir rimto remonto, kad būtų išsaugotas. Šiame kambaryje yra labai mažų durų angų. Pažiūrėkit tai. Triukšmas, tai tonuotas stiklas. Pažiūrėkit tą vitražą. Wow. Denis. Tai yra virš koplyčios. Man tai labai patinka, tai tarsi mažas apžvalgos taškas. Gali žiūrėti žemyn ir visi yra koplyčios viduje. Arba jei būtų mažas vaikas, sėdėtum čia viršuje. Žiūrėtum į kunigą priekyje, kuris meldžiasi. Arba galbūt tarnai žiūrėdavo pro čia, o kilmingi žmonės būtų ten apačioje. Taip, žinau, aš tik Sugalvoju kažką, bet tai atrodo kaip gera priežastis, kodėl čia viršuje galėtų būti mažas balkonas. Kad visi tarnai galėtų kartu sėdėti ir stebėti kunigo maldas. Okay. Noriu atidaryti dar vieno kambario duris. Manau, šis paskutinis kambarys čia atrodo įdomus. Kaip matote, čia dar viena maža sandėliavimo patalpa. O, spinta atsidaro pati. tai grindis. Jei tikėčiau vaiduokliais, sakyčiau, kad šie namai buvo. Gerai, grįžkime atgal į apačią. Tai tik įrašui. Mes uždarome visas duris, kurias atidarome. Tačiau kelia daug triukšmo. Net jei jos kelia triukšmą, mes jas uždarome. Taip, dabar tai yra vaizdo įrašo pabaiga, todėl viską uždarome, viską pagarbiai grąžiname į vietą taip, kaip radome. Jei ką nors pajudiname, visada grąžiname į vietą. Todėl namą paliekame lygiai tokį, kokį radome atėję. Kokia nuostabi vieta tyrinėti. Ir man iš tikrųjų labai patiko šis naktinis tyrinėjimas. Mūsų draugas taip pat yra kambaryje čia. Mažas. Krūva šikšnosparnių skraido po šiuos namus naktį. Tai jų teritorija. Dabar tai yra po 40 metų. Jie čia gyvena, o žmonės išėjo. Labai džiaugiuosi, kad galėjome užfiksuoti šią vietą, kad galėjome suteikti jai paskutinį balsą internete. Ir noriu jums visiems labai padėkoti, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Jei jums patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite ten apačioje ir parašykite gražų komentarą komentarų skiltyje. Aprašyme taip pat yra nuoroda į Patreon. Ir ten galite paremti mūsų kanalą. Visi, aš jūs labai myliu ir pasimatysime kitą savaitę kitame nuostabiame epizode.